O labas, šiandien parodysiu, kaip per kelias minutes savo kompiuteryje turėti dar vieną kompiuterį. Tai šiandien ką padarysime, įsirašysime VirtualBox ir paleisime virtualią mašiną su Kali Linuxais. Taigi pradėkime nuo šių dviejų žodžių, kas yra tas VirtualBox. Tai tarsi stebuklinga dėžutė, kurioje gali įsirašyti papildomas operacinės sistemas arba dar kitaip turėti savo kompiuteryje dar vieną kompiuterį. Ir Kali Linux, tai mes tai aptariam jau laivo metu, tai yra Linux distribucija, kurią dažniausiai renkasi Red Hatai, hakeriai arba penetration testeriai dėl savo jau paruoštos kaip distribucijos su apie 600 įdėktų jau programų. Taigi nieko nelaukime ir pradėkime. Atsidarom savo kompiuterį, visų pirma keliaujam į naršyklę, į Google rašom VirtualBox, spaudžiam ant pirmo, tai virtualbox.org, spaudžiame didelį mėlyną mygtuką download, pasirinkam savo operacinę sistemą, pas mane yra Windows, tai Windows, jeigu pas jūs Mac'as su Intel procesoriu, Apple Silicon, matom, kad parsintė, tai atsidarom parsisiųstimų kategoriją, katalogą, spaudžiam ant parsisiųsto exe failą, tai VirtualBox, yes, spaudžiam next, perskaitom teisės ir licenzijas, naudojimo instrukcija, copyrightas, tikrai taip, čia galima pasikeisti vietą, į kur įrašinėsim savo VirtualBox'ą, man tinka. Spaudžiame yes, čia rašo, jog VirtualBox šiek tiek gali pakeisti mūsų tinklo nustatymus, kadangi bus kūriami virtualūs tinklo adapteriai ir tinklo kortos. Spaudžiam yes, next, register, install ir štai palaukiam kelias sekundės, kol įrašys, o kol laukiam, nepamirš paspausti like ir subscribe mygtukų po šiuo video bei parašyk komentarą, tai tikrai man padeda. Ir štai jau įsirašėm programą, kuri leis mums daryti stebuklus ir mūsų kompiuterį turėti kitus kompiuterius. Labai paprastai taip tariant. Grįžtam į naršyklę, atsidarom naują langą, keliaujam į kali.org, spaudžiam download. Kadangi mes naudosim virtual mašinas, tai spaudžiam virtual machines, pasirinkam VirtualBox, spaudžiam download ir aš, kad negaišti laiko, jau tai esu padaręs, esu parsisiuntęs. Kada parsisiunčiam, turime štai tokį failą, kuris užima apie 3,3 GB ir yra zip formatu. Taigi išekstraktinam, aš tą irgi padariau, kad nereikėtų gaišti laiko, spaudžiam dešinį pelės mygtuką ir extract all ir extract. Galim nusikelti savo norimą kategoriją, man tinka čia, atsidarom, dar sykį ir štai ant šio būtent mėlyno VBox ikonėlės paspaudžiam 2 kartus, atidaro jau mum sukonfigūruota, galim šiek tiek perbėgti greitai per nustatymus, pavadinimas, Kali Lab 01, Linux, viską čia paliekam, galim nustatyti, kiek duodam RAM atminties mūsų darbiniai virtualiai mašinai, kiek duodam procesorius virtualų korų, man tai tinka, keliaujam žemyn, video memory, kiek duoda memory būtent vaizdo apdarojimui, kiek monitorių naudojam, dydis, USB, audio device'ai, tinklo nustatymai, galim pažiūrėti, turim natą, kol kas palikim, ateityje reikės pasikeisim, jeigu mums prireiks. USB nustatymai, sharing folder nustatymai ir user interface, kaip ir viskas yra super gerai. Spaudžiam. Taip. Start. Galbūt scrollindama žemyn netyčia kažką paspaudžiu, bet tai mums nesutrukdys pasileisti mūsų Kali Linux. Štai, tik tai, kad matau minusiukas, kad 2
GB RAM. Priklausant nuo savo kompiuterio galingumo, priskirkit. Pradžiai, manau, tikrai užteks ir 2 GB RAM, bet jeigu jūsų kompiuteris turi bent 16, drąsiai skirkite bent 4. Štai, matom, kad krauna mūsų Kali Linuxus. Čia išmeta, jog buvo klaviatūra pridėta, pelytė, galime uždaryti notificationus, pasididinti. Defaultinis slaptažodis username'as Kali ir slaptažodis Kali. Spaudžiam login. Ir štai. Taip, paprastai per kelias minutės savo kompiuteryje turime kitą operacinę sistemą ir visose sekančiose pamokose, laivuose naudosim būtent VirtualBox, jog visi turėtume tą pačią programą, nesimėtysim, nors aš labiau pratęs VMware naudoti, tačiau būtent dėl jūsų, kad turėtume visi vienodą aplinką, naudosime VirtualBox. Taigi, prieš tęsiant toliau arba tikrai rekomenduoju parsisiųsti, įsirašyti ir mėginti daryti kartu su manim. O dabar patikrinkime, ar viskas veikia. Print working directory, list, viskas, who am I, aš esu Kali, viskas veikia, mūsų galim patikrinti, ar turi internetą, kadangi buvo NAT adapteris sukurta virtuali atskira tinklo plokštė, tai jeigu kompiuteriai yra internetas ir čia yra internetas. Turim prieigą prie interneto, kitaip tariant. Super, viskas veikia. Ačiū, kad žiūrėjot, susitiksime kitose video ir nepamiršk paspausti like, subscribe, tikrai paprasta, nepatikėk, kelių minučių visą tai pasidaryti, jo galėtum žingsnis po žingsnio kartu su manim ir išmokime hakinti legaliai. Ačiū, kad buvai, iki.